Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai ir seserys, mėly senjorai, štai ir vėl šį vakarą susirinkome į šventąją mišių auką pašlovinti Viešpaties, trokšdami vertai dalyvauti šitoje brangioje Viešpaties meilės aukoje. Pradžioje atsiprašykime Viešpatį, kad mūsų tyros širdis galėtų patikti Dievui, o mes iš širdies giedodami ir šlovindami Viešpatį galėtume džiugia širdimi pagerbti tą, kuris ištiesė rankas ant kryžiaus, trokšdamas mus apkabinti gailestingąją meilę. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi ir skatina be paliovos gerą daryti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O jie kalba apie jo sūnų, kūnu kilusi iš Dovydo giminės, šventumo dvasia ir prisikėlimu iš numirusių pristatyta Dievo sūnumi su didžia galia, Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Per jį esame gavę malonę iš apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo mylimiesiems,
esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna mums malonė bei ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo dešinė visagalė, jo šventoji ranka pergalės skina. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Jo teisingumas šviečia pagonims. Atsimena savo gerumą, ištikimumą Izraelio šeimai žadėtą. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Ir mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Žavėkitės Viešpačiu šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Savo išganymą Viešpats apreiškė. Alleluja, 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 alleluja. O kad išgirstume šiandien, ką jums Viešpats byloja, tegu jūsų širdys nebūna storžievis. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Žmonėms gausiai susirinkus Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Niniviečiams, taip Žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninivės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, šios dienos Evangelijoje Viešpats mums ištaria labai griežtus žodžius. Ši karta yra bloga karta. Ir kadangi Jėzus visą laiką kalba mums šiandien, ne praeityje, bet šiandien, kalba gyvai, tai iš tiesų mes turime susimastyti, kodėl jis taip vertina mūsų kartą, kad ji bloga karta, nes ji reikalauja ženklo. Ir Viešpats sako, nebus jai duota kito ženklo, kaip Jonos ženklas. Jona irgi nedrįso skelbti nepaprastai džiugią naujieną Ninieviečiams, kad jie atgailautų, kad jie atsiverstų. Jis atrodo nuo to pranaškiško žodžio norėjo pabėgti, bet matome Viešpats jį sustabdo ir jis jį pagal pasakojimą praryja bangžuvė, bet po 3 dienų jis vėl skelbė Niniviečiams atsivertimo naują gyvenimą. Ir Niniviečiai atsivertė. Tai įvaizdis Kristaus, kuris taip pat kentėjo, mirė ir 3 dieną prisikėlė. Tai didžiausias meilės įrodymas visai žmonijai, kada išganytojas atiduoda gyvybę už mus visus. Bet labai svarbu tai, kad Niniviečiai atsivertė. Jie sugrįžo į tikėjimo kelią. O mes, ar mūsų tauta šiandien yra sugrįžusi į tiesos kelią? Ar šiandien mes esame džiugiosios naujienos skelbėjai ir liudytojai? Ar mes su giliu tikėjimu pripažįstame Kristų, kuris yra prisikėlimas ir gyvenimas, ir kuris užtikrino, kas tiki mane, neragaus mirties per amžius? Tai labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų amžinojo gyvenimo tikrovė. Ir Viešpats mus kviečia į atsivertimą, sugrįžti prie tikrojo gyvenimo kelio, kurį nurodo Kristus sakydamas, jog aš esu tikrasis kelias. Eikite juo. Aš esu tiesa, vadovaukitės ją. Aš esu gyvenimas. Gyvenkite visavertį gyvenimą, primena Kristus. Ir iš tiesų, Jėzus trokšta, kad mes būtume laimingi. O mums reikia tik tai klausyti jo žodžių ir vykdyti ištikimai jo valią. Dangiškoji motina Marija tepadeda mums įsiklausyti kiekvieną Viešpaties meilės žodį, sklindantį iš Evangelijos puslapių ir gyventi tikėjimo ir meilės šviesoje. Visuotinėje maldoje melskime Dievą Trejybėje vieną pagalbos savo ir visiems krikščionims. Tarsime, išklausyk mus Viešpatie. Visagali Dieve, padėk žmonijai, kad pasaulyje viešpatautų teisingumas ir tautos gyventų taikoje. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, paguosk liūdinčius ir stiprink nekaltai persekiojamus. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, atnaujink krikščionių širdyse meilę tau, kreipk mūsų žingsnius į tave. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, būk gailestingas visiems skaistykloje kenčiantiems. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, tu mus kvieti į meilės karalystę, padėk mums šventai gyventi. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jiems šventosios dvasios dovanų.
Išklausyk mus viešpatie. Laimik viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus viešpatie. Laimik viešpatie mūsų brangę tėvynę Lietuvą, kad visi žmonės pažintų Kristų ir pakeitę gyvenimą džiugiai šlovintų viešpatį nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Išklausyk mus viešpatie. Amžinasis tėve, Kristus tapo žmogumi, kad tavo šviesa mus vestų į amžinąją garbę, saugos mus, kad nepalūžtume nuodėmės pavojuose ir neprarastume tikėjimo. Jis su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Garbė tau, Dieve visatos, kur aš tau das nenuturime duonos, kur kalbėta, kad šiandien žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau, Dieve visatos, kur aš tau das nenuturime duonos, kur kalbėta, žmogaus darbo vaisius taps mums dvasinė gėrimą. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Priimk viešpatie savo garbį atnašas ir išklausyk mūsų maldas. Išganytojo paliktąją auką vesk mus į dangaus garbę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave dangaus Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidai šio pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžiną išganimą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Šventas viešpats galybų Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Osana aukštybėse. Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra
mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiajam pasauly, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonė baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė. Ramybė. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kai pasirodys Viešpats, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Melskimės. Nuolankiai maldaujame Viešpatie tavo didybę, kad davęs mums švenčiausiai kūną ir kraują kaip maistą, padarytų mus ir dieviškos prigimties dalininkais. Tu gyveni
ir viešpatauji per amžius. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigi bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkui savo vynuogyną, siūs savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti, suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje, o mes ištikimai vykdydami Dievo valią eitume ten, kur kviečia amžinoji meilė, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės, kurie. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpatės malonė. Dėkojame Dievui.